Tai sveiki, šiandien turim meditaciją, mūsų praktiką minčių tema. Mąsčiau kągi apie tas mintis, nes man pačiai labai patinka stebėti savo mintis. Ir man iškilo toksai klausimas, kaipgi tos mintis atsiranda mūsų smegenyse. Ir pabandžiau paklausti mūsų geležinio proto, dirbtinio intelekto, kaip gimsta mintis žmogaus galvoje. Ir mane nustebino jo atsakymas, kad vis dėlto mokslas dar neturi vieningo atsakymo į klausimą, kaip atsiranda ta mintis, sąmoninga mintis. Ir parašė, kad tai viena didžiausių šiuolaikinės neurobiologijos ir filosofijos paslapčių. Bet manoma, kad mintis greičiausiai yra daugelio smegenų neuronų tinklų bendros veiklos rezultatas, kai jutimai, atmintis, emocijos ir ankstesnė patirtis sujungiami į vieningą sąmoningą patyrimą. Tai pagalvojau, kad vis dėlto tas minties gimimas mūsų galvoje ir smegenų tas darbas yra tarsi kaip stebuklas, kuris vyksta kiekvieną sekundę. Tai labai noriu jūs ir pakviesti šiandien kartu su manim patyrinėti tą stebuklą, kuris vyksta kas sekundę mano galvoj. Ir jūsų kiekvienos galvoj. Galim pradėti šio ryto meditaciją. Įsėdu patogiai ar atsigulu, jeigu sąlygos leidžia. Švelniai užmerkiu akis. Pabandau pajausti save, savo kūną, toje erdvėje, kur esu. Kad iš ryto skubėjimo ir reikalų sugrįžčiau į šį momentą, į šią akimirką. Užmezgu ryšį su savo kūnu, pastebiu, kaip jis jaučiasi dabar. Dabar švelniai pakreipiu savo dėmesį į kvėpavimą. Kokioj kūno vietoj labiausiai jaučiasi kvėpavimas šiuo metu man? Laikau dėmesį ten. Su kitu iškvėpimu, tegu kvėpavimas lieka mano dėmesio fone, jeigu dėmesys išsiblaškytų, visada galiu sugrįžti į kvėpavimą, pastebėti keletą įkvėpimų ir iškvėpimų, o tada sugrąžinti jį į minčių stebėjimą. O dabar savo dėmesį pakreipiu į galvos sritį, kur gimsta mano mintis. Ir pabandau pastebėti, kokios gi mintys ateina man į galvą. Kokias mintis suvokiu,
pastebi. Gal minčių stebėjimui galiu pabandyti pasitelkti traukinio vaizdinį, traukinių stoties. Galiu įsivaizduoti, kad sėdžiu kokioj kaimo traukinių stoteliai, kur yra tik 2 bėgiai. Ir bėgiai yra mano dėmesys, o kiekviena mintis atsirandanti mano galvoje, tai tarsi atvažiuojantis traukinys. Stebiu, kaip mintys atvažiuoja, nesusitapatinu su jomis, nevažiuoju su tuo traukiniu, bet leidžiu jam nuvažiuoti. Smalsiai stebiu, kokiagi situacija pas mane šiandien. Ar daug minčių traukinių pravažiuoja? Gal tik viena kita? O gal tas pats traukinys vis suka ratus, ta pati mintis. Nepaleidžia manęs. Bandau išlikti tuo keleiviu, kuris sėdi traukinių stoteliai, nelipa į traukinį. Paleidžiu kiekvieną mintį, kuri pasirodo mano galvoje. Kokios temos, mintys mane aplanko. Ar tai atskiros mintys, o gal kažkokios gilios senos problemos, tarsi ilgas traukinys su daugybė vagonų, kur ta pati tema tęsiasi ir vis rutuliojasi ir vis dar tų vagonų prisideda ir prisideda. Pastebiu, įvardiju, ai, čia ta mintis, čia apie tai. Nesėdu į tą traukinį, bet leidžiu jam nuvažiuoti.
Dabar pamėginu pastebėti tarpus tarp minčių. Gal yra momentų, kai nėra jokio traukinio mano traukinių stotyje. Stebiu tuos momentus ir mėgaujuosi tą trumpą akimirką ramybės. Ir tylos mano galvoje. Kur mano dėmesys dabar? Ar dar vis stebi mintis ir tarpus tarp minčių? Ar jau nuvažiavo kartu su traukiniu? Jeigu pastebiu, stengiu išlipti iš to traukinio ir vėl tarsi iš šono stebiu kiekvieną mintį atsirandančią mano galvoje ir ją paleidžiu. Nieko nekontroliuoju, tik stebiu, priimu ir paleidžiu. O dabar paleidžiu savo pastangas stebėti mintis, paleidžiu visą savo dėmesį ir leidžiu jam daryti, ką tik jis nori keletą akimirkų.
Pamažu švelniai susigrąžinu dėmesį, nukreipiu jį į kvėpavimą ir pastebiu, kaip vyksta kvėpavimo bangavimas manyje. Dabar dėmesį pasuku į savo kūną. Pastebiu, kaip jis dabar jaučiasi. Pabandau jį nuskanuoti. Nuo kojų pirštų galiukų kyla aukštyn iki viršugalvio. Tarsi dėmesiu apkabinu savo kūną. Praktika einant į pabaigą, padėkoju sau, kad padovanojau į trumpą sustojimą, smalsų patyrinėjimą savo minčių. Padėkoju šio ryto dovaną, įvertinu tą dovaną, kad galiu mąstyti, kad mintys man ateina į galvą, savo protą. Ir kai norisi, užbaigiu praktiką. Atsimerkiu, pasijudinu. Praktika baigta. Dėkui Jums.